Šiandien mes matome, kiek fantastiškų produktų gamina Lietuvos gamintojai ir iš tikrųjų tai sukelia ir didelį pasididžiavimo jausmą. Lietuva ir gyvena iš to, ką mes čia pagaminam, tą parduodam, parvežam pinigus atgal į Lietuvą ir toliau investuojam. Tai to norėtųsi daugiau. Pirmoji eilė tai aišku yra pasilyginti, pasižiūrėti, kur ir kas yra, atrasti naujas rinkas. Mes turim, buvom, esam ir būsime eksportuojanti šalis. Taigi pasilyginti, kas ką daro, kaimynas irgi yra labai svarbu ir pasidalinti žiniom, kokios yra tos eksporto rinkos. Visų pirma, naudingos, kad parodo, ką gamina savo vartotojams, Lietuvos vartotojams. Ir kai matome čia 80%, kas čia gaminama yra eksportuojama užsienį. Žmonės nuostabus, labai jauki atmosfera, viskas taip gražiai įrengta. Pagalvojam, kad linelį reikia vėl parodyti žmonėm, kad mes egzistuojam ir dar gerai egzistuojam, supažindinti su mūsų naujovėm. Mes esame pakankamai jaunas prekinis ženklas, iš tiesų tik neužilgo mums bus 1. Visi klausinėja, kas mes tokie, kodėl tokie ryškus buteliukai, apie ką tai. Kasmet yra malonu ir smagu susitikti taip aktyviai kuriančius, talentingus lietuvius, kolegas. Grįžtam dėl savo klienčių, nes labai smagu matyti, kai nuolatinės klientės grįžta ir atsiveda dar kartu draugas. Gali klientai patys ateiti paliesti, pasižiūrėti, pauostyti ir tiesiog susipažinti su to produktu iš arčiau. Klausia jie visko, ateina ir tie, kurie mūsų ieško, ateina ir naujai susipažinti. Pagrindinis tikslas parodyti gyvai savo produkciją ir pakalbėti, kas jiems labiau patinka ir ko jie labiau nori. Tiesiog domisi, kas čia per gaminys, kas gamintojas, labai visada yra aktualu, ar čia mes patys gaminam, tai kadangi mes tą visą patys darom, tai labai smagu papasakot nuo A iki Z, kai viską gimsta. Lietuvos pirkėjas turi žinoti apie tai, kad mes esame. Didesnė dalis produkcijos mūsų yra eksportuojama. Mes norime, kad ir čia mūsų nepamirštų. Pernai labai patiko, nes buvo labai daug žmonių, labai nuoširdžių žmonių, kurie pirko ir pergyveno už Lietuvą ir lietuvišką produktą. Ne visada žinai, kas ką gamina, čia gali ir išragauti, ir pamatyti, ir nusipirkti. Tai yra malonumas bendrauti gyvai. Tuo ir mėgaujamės atėję, galėdami ir pristatyti savo produktą. Šitiek produktų, šitiek spalvingų, viskas autentiška, viskas čia pas mus Lietuvoje pagaminta. Norėjom kartu ir priminti savo pirkėjam, tie, kurie jau perka mus, gal ir tie, kurie buvo primiršę apie mus. Galima visada užsisėdėti arba žiūrėti tik tais į užsienio rinką, bet Lietuva, manau, yra labai didelė ir plati rinka, kurią tikrai galima išplėtoti dar toliau.